Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu krepšinio žurnalistas Vaidas Čeponis, jau nebe komentatorius, atleistas už nekokybiškai teiktas paslaugas, tačiau manau, kad būdu nenumirsiu, komentuosiu garažų pirmenybės, gamyklų tarp cechinės varžybas, tikrai tų varžybų yra, o jums pasistengsiu teikti kiek kokybiškesnės paslaugas. Šią savaitę vėl labai daug krepšinio, dar viena naujiena, jog kitą savaitę su garsiuoju Jonu Lekšu darysim naują laidą. Sekite informaciją, prenumeruokite ir mano, ir jo YouTube kanalą. Lapkričio 12 dieną Vilniaus Wolves Europos taurės turnyro rungtynėse priims Trento Dolomiti klubą. Tragiškai sezoną pradėjo Vilkai Europoje, 3 pralaimėjimai iš eilės, dabar 4 pergalytės paeiliui. Tačiau varžovas labai kietas riešutėlis, Dolomiti Italijos čempionato lyderis, 7 pergalės ir ne vieno pralaimėjimo. Tiesa, Europoje komanda žaidžia banguotai, tiesiog nenuspėjamai, neseniai įveikė Badalono Žuventut, labai galingą klubą, o kiek anksčiau net 40 taškų skirtumų nusileido Bakčesekir komandai iš Turkijos. Eigirdas Žukauskas atvyksta, papildoma razina, buvęs Vilkų žaidėjas, tai komanda Trentas turi ilgą atsarginių žaidėjų suolą, porą labai stiprių legionierių. Aš manau, kad mūsų laukia labai lygi kova ir Vilkai, spėju, kad ištems rungtynes pačioje jų pabaigoje keliais taškeliais. Lapkričio 13 dieną Panevėžio 7bet Lietkabelis išvykoje žais su Klužo Napokos klubu iš Rumunijos. Neprognozuojami yra panevėžiečiai, nuskynė porą pergalių Europos fronte, tačiau visai neseniai netikėtai nusileido gana kukliai Šiaulių komandai ir daug kas priklauso nuo tritaškių metimų. Labai trūksta metikų ir Europos taurės turnyre panevėžiečiai tritaškius realizuoja vos 26% taiklumu. Klužo ekipa yra puolimo komanda, pelno labai daug taškų, bet gynyba gana kiaura. Komanda daro daug klaidų, net po 17, turi potencialo, išvyko įveikė Jeruzalės Hapoelį ir manau, kad panevėžiečiams čia bus labai sunku, prognozuoju Rumunijos komandos pergalę maždaug 5-6 taškais. Kągi, Žalgirio laukia dviguba Eurolygos savaitė. Lapkričio 13 laukia mūšis su Eurolygos naujoku Paryžiaus klubu, kuris stulbina, iškovojo 4 pergalės iš eilės. Na, o moteris anksčiau pirty kalbėjo, kad atleistas bus Tiago Splitteris, kad jie bus ryškus outsideriai, nei velnio. TJ Shortsas įrodinėja, kad yra ir Eurolygos žvaigždė komanda, žaidžia disciplinuotą krepšinį, padaro tik po 9,5 klaidos, dabar labai pagerino gynybą, per 2 mačus praleidžia tik po 68 taškus, tačiau tai apskritai komanda, kuri vis tiek geriau puola negu ginasi, jie daug irgi žaidžia kaip Žalgiris 1-1 ir aš manau, kad labai sunkios rungtynės laukia Žalgirio. Ir kas man suteikia optimizmo, tai Lonnie Walkeris, kuris buvo katastrofiškas Eurolygos rungtynėse Miunchene, tačiau atskleidė savo potencialą mače su Klaipėdos Neptūnu. Manau, jis tikrai suvers tarp 15 ir 20 taškų ir Žalgirio pergalė 7-8 taškais. Žalgirio šią savaitę Eurolygoje laukia ir Stambulo Fenerbahče. Žalgiris ir gali numylėti, Nišaras atvyksta į Kauną. Nors sezono pradžioje traumą patyrė vienas lyderių, Scottie Wilbekinas, tai ekipos neišmušė iš vėžių, dabar 3 pergalės iš eilės. Heisas Deivisas puikiai žaidžia, Baldvinas, Biberovičius ant bangos, bet komanda turi silpnų vietų, fiziškai silpnoki centrai Šanly ir Meli. Marjanovičius žaidžia mažai dėl savo lėtumo, tikrai tą gali išnaudoti žalgiriečiai, svarbu neleisti varžovams mesti tritaškių, pataiko beveik 40% metimų, abi komandos gynybinės, daug geriau gynasi nei puola, prognozuoju tikrai nerezultatyves rungtynes, bus pelnyta, manau, apie 140 taškų plius minus ir žiūrovai, tikiu, padės Žalgiriui išplėšti pergalę po dramatiškos kovos 1-2 taškeliu. Ir ką, savaitgalį mūsų laukia desertas Lietuvos krepšinio lygoje, Vilniaus derbis, Vilniaus Rytas prieš sostinės Wolves, abi komandos yra ant milžiniškos bangos. Vilkai 3 pergalės iš eilės LKL, 4 paeiliui
Europos taurėje. Rytas 2 pergalės Čempionų lygoje, 7 pergalės iš eilės LKL. Rytas puola fantastiškai, po 95 taškus renka Lietuvos krepšinio lygoje. Na, komandų gynyba yra panašaus lygio ir Blaževičius žais prieš savo buvusią komandą. Laukia didžiulis ažiotažas. Aš manau, kad bus rezultatyvios rungtynės, bus įmesta, spėjo, maždaug bent jau 180 taškų ir Rytas, mano nuomonė, dėl to triumfuos 3, 4 ar 5 taškais. Taigi tai buvo mano žurnalisto Vaido Čeponio prognozės. Susitiksime kitoje laidoje. Sėkmės!